Sveiki! Šiandien noriu pakviesti pasikalbėti apie kai ką atrodo labai artima ir pažįstama lietuviškas kalėdas. Bet ar kada nors susimastėme, kad už viso to šventinio šurmulio, už eglutės puošimo slypi istorija, kuri yra daug senesnė už pačias kalėdas? Štai čia ir yra pats įdomiausias klausimas. Ką jeigu pasakyčiau, kad daugelis mūsų šventinių ritualų gimė tada, kai kalėdų kaip krikščioniškos šventės, dar tiesiog nebuvo? Tai ne istorija apie tai, kaip vieni papročiai išstumė kitus, ne. Tai pasakojimas apie tai, kaip senieji tikėjimai neišnyko, o tiesiog įsiliejo į naujus, sukurdami kažką visiškai unikalaus, ką branginame ir šiandien. Gerai, tai nuo ko viskas prasidėjo? Ogi nuo gamtos ritmo. Dar gerokai prieš atsirandant kalendoriams mūsų telefonuose ar net popieriniams, mūsų protėviai gyveno pagal dangaus ciklą. Būtent Saulė ir žvaigždės diktavo svarbiausios metų įvykius. Pabandykime įsivaizduoti. Ilgiausia metų naktis. Tamsu, beprotiškai šalta. Tačiau būtent po jos diena pradeda ilgėti. Gal ir po truputį, bet pradeda. Ir tai buvo neįtikėtinai galingas vilties ženklas. Šviesos pergalė prieš tamsą. Būtent tai ir buvo švenčiama visoje senovės Europoje. Na ir žinoma čia, Baltų žemėse. Taigi šis laikotarpis buvo skirtas ne kam kitam, o Saulės atgimimui pagerbti. Tai buvo metas tiesiog persmelktas magijos, ritualų ir labai gilaus ryšio su gamta. O kokiegi buvo tie ritualai? Pažiūrėkime. Štai čia ir slypi pati esmė. Ugnis tai nebuvo šiaip, kad būtų šilčiau. O ne, ji buvo galingas apsivalymo ir apsaugos simbolis, turėjęs atbaidyti visokias tamsos dvasias. O visžaliai augalai, įnešti į namus, buvo tarsi gyvas gyvybės pažadas. Jie primindavo, kad net šalčio sukaustotoje žemėje gyvybė nemiega, o tiesiog laukia savo meto, laukia, kol sugrįš Saulė. Ir tada istorijos scenoje pasirodo krikščionybė. Ir čia nutinka labai įdomus dalykas. Užuot bandžiusi jėga ištrinti tūkstantmečius gyvavusius papročius, ji pasielgė daug gudriau. Ji juos tarsi priglaudę, apvilko naujomis prasmėmis. Tai tiesiog nuostabus kultūrinės sintezės pavyzdys. Štai kaip viskas vyko. Labai trumpai. Bažnyčia labai, sakyčiau, strategiškai pasirinko gruodžio 25-ąją Jėzaus gimimui paminėti, datą, kuri sutapo su pačiomis galingiausiomis pagoniškomis saulėgrįžos šventėmis. Taip žmonėms buvo daug lengviau priimti naują tikėjimą, neatsisakant protėvių tradicijų. Na, o laikui bėgant prisijungė ir naujesni atributai, pavyzdžiui, kalėdų eglutė atkeliavusi pas mus iš Vokietijos. Ir štai, kalėdų eglutė – tobulas viso to susiliejimo pavyzdys. Mums taip įprasta eglutė iš tiesų turi du prasmių sluoksnius. Pirmas – pagoniškas, kuris kalba apie amžiną gyvybę, kurie simbolizuoja visžalis medis. O antras – krikščioniškas, kur eglė jau tampa roliaus medžiu, o žvakutės ar lemputės ant jos – Kristaus kaip pasaulio šviesos simboliu. Nuostabu, tiesa. Gerai, o dabar pereikime prie to, kas ypač būdinga mums. Lietuvoje išliko keletas be galo senų, archaiškų tradicijų, kurios tiesiogiai atspindi visą šitą gilią istoriją. Vienas iš tokių kalėdų blukas – tai ne šiaip didelis rastas, ne. Tai ypatingas ritualinis objektas. Tik įsivaizduokime tą vaizdą. Visas kaimas, jaunas ir senas, susivienyje vilkti šį milžinišką rastą per visus kiemus. Tai nebuvo pramoga, tai buvo galinga bendruomenė vienijanti eipeiga. Kokiagi to prasmė? Ogi viskas labai logiška. Velkant rastą, tikėta, kad jis į save sugeria visas per metus susikaupusias bėdas, ligas, pikčius, tarsi kempinė. O tada viskas atiduodama ugniai. Ugnis ne tik sunaikina, bet ir apvalo. Tai buvo galingas simbolinis atgimimas. Galimybė pradėti naujus metus ne tik naujų kalendarinių lapų, bet ir su šveria siela, palikus visas senas naštas pelenuose. O dabar persirengėliai. Tai nebuvo tiesiog linksmas karnavalas. Anaiptol, šios kaukės atstovavo anapusiniam pasauliui ir galingoms gamtos jėgoms. Jų apsilankymas namuose buvo ne tik pramoga, bet ir didžiulė sėkmė. Tikėta, kad su savimi jie atneša palaiminimą ateinantiems metams ir išvaiko per žiemą susikaupusias piktasias dvasias.
Kiekviena kaukė turėjo savo reikšmę. Meška simbolizavo jėgą, o ožis derningumą, gervę šeimos laimę. Net velnio kaukė turėjo savo tikslą. Ji įkūnijo chaosą, kurį rituališkai reikėjo suvaldyti, kad pasaulis galėtų atsinaujinti. Šis trumpas pasaulio apvertimas aukštyn kojomis buvo būtinas, kad naujieji metai prasidėtų tvarkingai ir harmoningai. Taigi, ką visa ši gili istorija mums sako šiandien? Nors bluką deginame retai, o kauketų persirengėlių gatvėse nebematome, esminė šių tradicijų dvasia išliko nepaprastai gyvybinga. Manau, ši citata viską apibendrina tiesiog tobulai. Nesvarbu, ar tai vadinsime Saulės sugrįžimu ar Kristaus gimimu, esminė idėja yra ta pati. Tamsiausia metų nakti gimsta viltis ir šviesa. Tai laikas atleisti, būti kartu ir tikėti naują pradžią. Mūsų kalėdos yra nuostabus pinimas, kuriame susijungia dvasiniai ieškojimai, šeimos artumas ir tūkstantmečių skaičiuojanti kultūrinė atmintis. Tai tikrai yra daug daugiau nei tik dovanos po eglutę. Tad kitą kartą, puošiant eglutę ar sėdint prie šventinio stalo, galbūt verta tiesiog akimirkai stabtelėti ir pagalvoti, kokias senovinės, gilias istorijas pasakoja mūsų šeimos papročiai, ką jie mums atskleidžia apie tai, kas esame. Tai istorijos, kurias tikrai verta prisiminti. Ačiū, kad buvote kartu.